Ištrauka iš knygos, kur baigėsi sapnai 9 skyriaus. Priešais juos, smarkiai atsikišusiu pilvu, stovėjo tamsiaplaukis vyras, vardu Harmanas. Jis buvo įsispraudęs į netikrą Adidas džemperį, mūvėjo šviesius nutrintus džinsus ir avėjo guminės šlepetes, prie kurių visai nedėrėjo iš pirmo žvilgsnio tikro aukso masyvaus pynimo grandinės, kabančios ant kaklo ir rankos. Pasikasęs sprandą, atitraukė kėdę ir savavališkai atsisėdo. Keiksmažodžių jo leksikoje buvo daugiau nei lietuviškų žodžių, tačiau jie keistai rišosi į sakinius, o išėmus bent vieną jau nebūtų tokio ryškaus efekto. Jie atlydėjusi neaukšta moteris, juodus lyg smala plaukus suėmusi į uodegą perrištą raudoną juostą, sustojo šalimais. Atrodė, kad jos kairės akies vyzdys gyvena savo atskirą gyvenimą ir jam pačiam užsigeidus plaukiojo savo orbitoje. Tai nuslinkdamas į šalį, tai vėl sugrįždamas į centrą. Užtat dešinioji dirbo už abi. Kiaurai vėrė, bei gebėjo stebėti visą aplinką. Nuo jos nebūtų pasislėpęs neminiatiūrinis tylus voras lubų kamputyje. Iš tamsaus gymio bei atžaraus elgesio Sigis numanė, kas čia per žmonės. Jiems įėjus į vidų net dulkės labiau prisispaudė prie grindų. Tai atsiskaitom? Klastinga šypsena žaidė Romo veide. Aš pas tave nevaikščiosiu po 3 kartus dienoje. Užmetęs koją ant kojos, siūbavo šlepetę, kuri vos laikėsi ant pirštų galų. Dirstelėjęs į rūkstančios cigaretės galiuką, papūtė jį. Pelenai įsisklaidė po grindis. Aš pas motiną buvau, atidaviau jai viską. Sakiaugi tau praeitą kartą, kad jau už butą skoloj. Pati tik 40 eurų maistui turiu. Harmanas tiriamai įsistebeilijo į Sigį. Po to žvilgsnis vėl nukrypo į Zitą. Užsitęsusi bauginanti tyla, kėsinosi prasiveržti neapykantą. Įtampa it replėme suspaudė Zitai galvą. Kūnas ruošėsi smūgių krušai, o vėliau bulvių kompresams po akimis. Širdis pasidengė ledu, įsivaizduojant, kas laukia ne tik jos, bet ir Sigio. Instinktyviai atsitraukusi nuo neprašytų svečių, atsirėmė į palangę. Ir čia tylą perrėžė mobiliojo skambutis. Lyg aštrus dalgis, bent trumpam sulaikęs priešą, bei atitolinęs sopulius. Pačiupo jį, žvilgterėjo į ekranėlį, tada nudžiugusi pamosavo telefonu čigonui. Va, žiūrėk, kaip tik motina skambina paklausti, kaip grįžau. Paspaudė mygtuką ir pridėjusi prie ausies greitakalbę išpylė. Man viskas gerai, aš namuose. Trumpam pritilo, užvertė akis. Nepamiršau. Žinau. Aš tau tuoj persuksiu. Baigė pokalbį ir dar kartą įtemptai pažvelgusi į ekranėlį kelis kartus nuspaudė mygtuką. Aš šiandien geras, dalinsim per pusę. Šį kartą užteks ir 20. Zainkai ačiū sakyk, kad nuotaiką pakėlė. Gerų žinių atnešė. Harmanas pakilo nuo kėdės ir numetęs cigaretę ant grindų ją primynė. Nu būk tu žmogus, paplonintų balseliu paprašė Zita, tačiau nesiartino. Vėjausmės negailestingas Romo žvilgsnis vėl kaip dėlėjasi siurbė į Sigį. Kiek užtrukęs nušliaužė link Zitos rankinuko. Duok čia, ištiesė ranką. Gerai, sumokėsiu. Zita skubėjo traukti piniginę, kad Romas nesumąstytų iškraustyti rankinuko su didesne suma ir neatimtų visko iki cento. Aš neturėsiu už ką valgyti, graudulingai dejavo Zita, kai jos ranka segė piniginę. Hachalis paširs, duok čia pasakiau. Išplėšė iš Zitos rankų piniginę, 2 trumpais pirštais ištraukė 20, kuri tuoj nukeliavo į naujo savininko kišenę. Aš sąžiningas, padalinau po lygiai, tau 20 ir man tiek pat. Vsio, einam. Juodaplaukė Romo palydovė, sprendžiant iš bruožų pilvotojo giminaitė, nužirgliojo prie šaldytuvo. Nauji? Aš pasiimu. Nedaug žodžiavo ir ištiesusi ranką paėmė ant šaldytuvo pastatytų skysto muilo buteliukus. Čia man padovanojo.
Silpnas Zitos prieštaravimas sukėlė pašaipę juočkę šypseną. Padovanos dar, necypauk. Ruda laukinė vagišės akis, nė nemirktelėjusi, pervėrė žvilgsniu Sigį. O tu ko spoksai? Seniai strėlių gavęs? Sigis iškart nusuko žvilgsnį, kurio iki šios akimirkos negalėjo atitraukti nuo jos kairės akies vyzdžio, gyvenančio savo ritmu. Vos tik nekviestoji porelė patenkinta savimi pasišalino, prišokusi Zita skubiai užrakino duris. Skaitė Ema Rothwell.